Labas, šiandien noriu duoti tau 3 patarimus, o gal labiau 3 sprendimus, kurios priėmus tavo finansinis gyvenimas pasikeis kardinaliai. Ir tie 3 sprendimai atrodo yra paprasti, bet yra super svarbus ir super efektyvūs. Jeigu nori pakeisti savo finansinį gyvenimą, jeigu nori, kad pinigai pas tave ateitų lengviau, tų pinigų turėtum daugiau ir galų gale turėtum finansinę laisvę. Tai pirmas sprendimas, kurį turėtum priimti, tai yra pradėti atsidėti, pradėti tiesiog dalį pinigų skirti į atskirą sąskaitą. Antras dalykas, ką turi padaryti, antras sprendimas, ką turi priimti ir daryti tikrai nuosekliai, tai yra pradėti mokytis, edukuoti save finansų srityje. Tas neišvengiamai svarbu yra. Ir trečias dalykas, ką būtina pradėti daryti, sprendimas, kurį turi priimti, tai yra pradėti investuoti. Dabar apie kiekvieną truputėlį detaliau ir išsamiau, kodėl būtent tokie sprendimai ir kas bus, jeigu tokio sprendimo nepriimsi. Jeigu nepriimsi sprendimo atsidėti dalį pinigų, tai yra kitaip tariant, dalį pinigų paskirti taupimui, investavimui, jeigu nepradėsi tų pinigų taupyti, atsidėjinėti, tai faktas, kad niekada nepradėsi investuoti, nes neturėsi iš ko. Tai reiškia, taisyklė paprasta. Esu tikras, kad esi girdėjęs, jog 10% nuo to, ką uždirbi, reikėtų skirti investavimui. Ir visas šitas dėsnis ateina dar nuo labai senų laikų, kada žmonės didžiąją dalim ūkininkaudavo ir jeigu ūkininkas nuimdavo derlių, kad ir kokie geri ar blogi metai būdavo, dalį derliaus jis atsidėdavo sėklai. Nesvarbu, kad derlius buvo blogas. Tai lygiai tas pats su finansai šiai dienai. Dalį derliaus, dalį pinigų, ką uždirbi, privalai atsidėti į ateitį. Ir dabar 10%. 10% tai galiojo seniau. Šiai dienai, jeigu nori kažką tai pasiekti investicijų pasaulyje, jeigu nori sukaupti reikšmingą sumą pinigų, reikėtų atsidėti 15 ar net 20% nuo savo uždirbtų pinigų. Aš asmeniškai, mūsų šeima asmeniškai atsideda 20% nuo to, ką uždirbame, 20% yra skiriama investavimui. Kodėl? Todėl, kad žmogaus gyvenimo trukmė nuolatos ilgėja, o dirbti norisi vis trumpiau ir trumpiau. Tai reiškia, kad pinigų senatvėje, pinigų tam užtarnautam poilsiui reikės vis ilgesniam laikui. Taigi, mano rekomendacija atsidėti ne 10, ne 15, o 20%. Jeigu dar neatsidėti niekiek, pradėk nuo 10%, jeigu taip yra per didelė suma pinigų, pradėk nuo 5% ar net nuo 1%, bet pradėk tai daryti dabar. Nes jeigu tu nepradėsi atsidėti tų pinigų, tikrai niekada nepasieksi finansinės laisvės. Protingi verslininkai, protingi žmonės turi visada dar vieną verslą prie to, kurį turi ir šiaip. Tai tas antras verslas vadinasi investavimas. Tai reiškia, yra generavimas nuolatinių palūkanų, nuolatinių pasyvių pajamų. Tai kaip ir sakiau, 10% minimumas, puiku bus 20%, dar geriau, jeigu padarysi, tai 30% kiekvieną mėnesio pajamų atsidėjęs į ateitį. Antras patarimas, ir sakiau, tai yra edukuoti, tobulėtis, mokytis finansų srityje. Paprastas dalykas, kad jeigu nežinosi, kaip elgtis su pinigais, jeigu nesimokysi, nestudijuosi, nelavinsi savęs būtent šioje srityje, greičiausiai tuos pinigus prarasti. Kitaip tariant, esu tikras, kad esi girdėjęs dėsnį, kad jeigu susitinka 2 žmonės, vienas, kuris turi žinių, kitas turi pinigų, tai tas, kuris turėjo žinių, įgauna ir žinių, ir pinigų, o tas, kuris turėjo pinigų, lieka tik tai su žiniomis. Tai žinios uždirba, žinios yra didžiausias šių laikų turtas ir žinios ir aišku veiksmai paremti tomis žiniomis, tai yra naujoji valiuta, tai yra tai, kas yra vertė didžiausia. Kas liečia žinias, esu tikras, kad dar viena priežastis, kas lemia, jog Lietuva turi tokią prastą finansinę situaciją, yra tai, kad mūsų nemoko, kaip elgtis su pinigais mokyklose, nemoko universitetuose. Todėl žmonės turi susidurti su finansinio raštingumo stoka realiam gyvenime, prarasti galbūt kažkelis šimtus ar net kelis tūkstančius eurų. Ir gerai, jeigu tik tiek, jeigu tai nėra susijęs su kažkokiam tai sudėtingesnėm problemams. Todėl finansinė edukacija, ypač Lietuvos valstybėje, kai mes turime trejetą iš finansinio raštingumo kaip tauta, tai yra kritinė vieta. Mes privalome tapti raštingesni finansiškai, nes jeigu taip nebus, Lietuva iš tikrųjų mažai kokį kitą šansą turi. Mes neturime iškansenų, neturime kažkokių tai didžiulių teritorijų plotų, tai vienintelis šansas mums yra kaip išgyventi, tai yra žinios, technologijos ir iš esmės fintecho dalykai, tai reiškia į tai, ką reikėtų investuoti. Ir jeigu tu investuosi savo žinias finansų, technologijų dalyje, laimėsi konkurencinėje kovoje.
Ir kaip aš sakiau, trečias dalykas, tai yra pradėti investuoti. Jeigu dar neinvestuoji, pradėti turėtum daryti kaip įmanoma anksčiau. Žinau, kad investavimas yra susijęs su daugybė klausimų dalykas. Kaip pradėti, nuo ko pradėti, kas veikia, kas neveikia, daugybė baimių, daugybė neužtikrintumo. Iš tikrųjų, investavimas nėra toks jau sudėtingas dalykas. Tiesiog, jeigu padarysi antrą žingsnį, pradėsi domėtis, suprasi, kad investuoti nėra sudėtinga. Iš tikrųjų, tos investicijos gali būti pačios paprasčiausios. Galbūt nusipirkti kažkokį tai turtą, kuris ateityje brangs, galbūt investuoti elementariausią antros pakopos pensijų fondą ir tiesiog sekti, kaip jisai auga. Tai tas investavimas gali būti paprastas. Jeigu nori žinoti, kur ir kaip investuoti efektyviai ir pelningai, aišku, geriausia dalis, ką padaryti, bus pasičiupti knygą ir perskaityti bent jau vieną knygą apie investavimą arba nueiti į vienokius ar kitokius kursus. Taip, mes organizuojam kursus 7 savaičių iššūkis, kur kalbam apie investavimą. Jeigu norėsi, pasidomėk, žemiau rasi nuorodą, kur galėsi žinoti, kaip investuoti, kaip priimti tą sprendimą ir kaip turėti pelningą portfelį. Tai tokie 3 sprendimai, kaip sakiau, kardinaliai svarbus, jeigu nori pakeisti savo finansinį gyvenimą. Tai pirmas dalykas – pradėti atsidėti dalį pinigų, antras dalykas – pradėti tobulėti, mokytis finansų valdymo, investavimo, viso finansų reikalo ir trečia dalis – pradėti investuoti. Aš tikiuosi, kad šitie sprendimai bus naudingi tau ir juos priimsi. Man tai jau seniai duoda gerus rezultatus ir tikiuosi, kad ir tau ateityje duos gerus rezultatus. Jeigu patiko šitas video, paspausk patinka, paspausk pasidalinti su draugais. Jeigu patiko šitas kanalas, paspausk prenumeruoti ir gausi video pats pirmas. Na, o aš ateityje pažadu padaryti dar keletą video apie įdomias naujas technologijas, kas mane tikrai žavi, tai yra apie naujas valiutas, tai reiškia apie elektroninės kriptovaliutas kaip Bitcoin, Ethereum ir panašiai. Taip, kad bus įdomių video, susitiksim visai netrukus YouTube, Facebook'e ar kažkur kitur online. Ačiū, žiūrėjai ir iki.